Taip, šiandien dar turim vieną operaciją, kastraciją, todėl parodysim, kaip mūsų klinikoje atliekama kastracija. Pirmiausia, atsistumėm kiek įmanoma vieną sėklidę iki centro, iki linijos, kurią mes matom. Atsidalinam dangalus. Taip, dabar mes atsidalinam dangalus, tada turim įsispausti sėklidę. Nuo sėklidės atsidalinam dar vienus dangalus. Štai, gražiai, uždarų būdu mes atliksime kastraciją. Visą laiką taikom vietinę nejautrą dar. Mes visą laiką dedam 2 aukštus. Kolegė užspaus. Nusipjauname, paleidžiame. Čia yra tokios smulkios kraujagyslytės, kurios dažnai mums kelia paskui problemų, tada mes linkę jas visada užsideginti, kad jos mums nekraujuotų. Toliau imame sekančią sėklidę, vėl įsispaudžiam kiek yra įmanoma, darom pjūvį per dangalą ir tada išsiverčiam ir išsitraukiam. Taipogi atsidalinu viršutinius dangalus. Taip gražiai. Darome vietinę nejautrą. Užsidedam ligatūrą. Darysim antrą aukštą. Štai, kastracija baigta. Dabar mums beliko užsisiūti. Pasižiūrim, viskas yra tvarkoje. Dabar imsime 3 nulių siūlą, galime imti 4 nulių. Ir užsiūti būtent žiedus, kad mums nebūtų išvaržos. Štai, pasiėmam viduriuką. Kitą pusę. Iš karto prikabinu kraujagyslę, kuri irgi tenai nori parasoti. Taip aš išvengiu pakraujavimo. Šitą. Šitaip. Štai. Visiškai nesudėtinga procedūra. Šeimininkai dažnai baiminasi, bet tai yra tikrai pakankamai greita procedūra ir tikrai nesudėtinga. Dabar
Dabar uždėsime mazginės siūles šitam virtui. Sulauksim pusvalandžio ir kelsime. Siūlus ištrauksime po 10 dienų. Ir paskutinio, gal dar vieną uždėsime, ne? Darykim 4 mazginės. Tikiuosi, kad buvo aišku ir įdomu.